Sveiki mane sekantis vis dar nenusivylę žmonės, o štai kalėdos praėjo. Aš norėčiau jūs pasveikinti ir palinkėti, kad būtų kitos kalėdos. Na dabar prie reikalų. Taip kukliai pradėjau, nes aną kartą apie jūsų rekomendacijas blogai atsiliepiau ir rengdamasis išpirkti šią kaltę, prisipirkau už kalėdinės piniginės dovanas daug diskelių, kurie patinka ir jums rekomendacijas sužinojęs. Tai va dabar parodysiu, ką turiu. Pirmiausia, tai tie diskai, kurie patinka man ir jums. Grupė Procol Harum. Čia lietuviška grupė Veidas. Na, visų sutikimų singlas Bohemian Rhapsody. Colosseum ir Spooky Tooth. Grupė Faith No More arba Mr. Bungle. Dvize. Ir aišku, populiariausias 2Z ir 2Z tributas jiems, tokie atlikėjai. Paskui kiti žmonės rekomendavę. Čia beje turiu Cure japonišką leidimą. Puikiai skamba. Čia Cure labai geras 3 diskų leidimas. Albumas Mix Up rinkinys. Čia dailioji lytis daugiau rekomendavus. Pink Floydai. Dar dailioji lytis, kai kuri labai mėgsta grupė Keane. Na ir vienas žmogiukas labai mėgsta Ten-CC. Čia gavau tokius be viršelio. Ten-CC pirmosius albumus ir su viršeliais vėlyvesnius albumus. Be viršelio Barclay James Harvest, irgi to paties žmogaus mylimiausia grupė, ir be viršelio jo mėgstamiausia grupė Caravan. Gal čia jo diskai? Barclay James Harvest. O vėlyvesni Ten-CC su viršeliais. Aišku, visi pritarė, kad puikus albumas. Ir nemažai žmonių sutinka, kad Quadrophenia The Who geriausias jų darbas. Taipogi, tai yra lytis ypač mėgsta Kate Bush šitą albumą RL.
The Who. Ar be abejo, kasgi daugiau, jeigu ne Pink Floyd. Metalheadai labai mėgsta grupę Sepultura, aš kartais vadinau Sepultura. Nors tai ne Sepultura. Anksčiau turėti kai kurie diskeliai. Dvigubas, trigubas čia, bet labai dažnai klausomas. King Crimsonai. Eikim prie kito žmogaus. Jis labai mėgsta šį albumą. Rick Wakeman. Jis dar, atsimenu, mėgsta Steve Hackett. O dar bendru sutarimu visi klauso Schizoid Band King Crimson. Na, kas čia dar? Manau, visi klauso grupę Gong. Čia vienas jų rinkinys. Ir daugiau jų puikiųjų nuostabių trilogijos pirmųjų albumų. Na, šitą grupę be abejo visi mėgsta. Ir, na, va šitą. Vis dar Schizoidai. Dabar kaip čia man pasakyti, Black Sabbath. Na, jie interneto žmogiukų overrated. Bet šitas albumas rightly rated. Dar Metalheadams. Ir dar King Crimson. Na, visi sutiks, kad Korn ir Offspring. Čia dar Fleetwood Mac koncertas. Na ir Progressive Rock. Journey to Edge. Close to the Edge. Na, kaip čia dabar man prisipažinti, kad aš mėgstu ir, kaip sakė, juokėsi, ką pavadinau broliai piratai. Na, jie mums ne broliai, bet kai kurių diskelių gaunam per juos. Kai kurių albumų. King Crimson. Morfinas. Motorheadai. Black Sabbath. Dabar norėčiau dar... dar pamiršau šitas kitų žmogiukų mylimiausias. Depešai Ultra. Na, šiaip daug kas mėgsta. Dabar eina šita eilė.
Kaip sako rusai, piratskaya oblast. Paskutinis Alice Cooperio. Na ir čia vienas žmogutis labai myli šitą albumą. O čia kas dar liko? Tai ZZ Topai. Na ir Deep Purple. Aš pats išpažįstu kitų mėgstamus Aerosmithus. Čia be viršelio. Gita Krip. Tai va tiek naujienų, sulaukite metų, o paskui kalbėsim.